Labą dieną. Aš Urtė ir pasitengsiu pasidalinti šiandien kažką, tai paklausysim. Taip, tai pradėsiu gal nuo tokios frazės, kurią girdėjau. Tai kad drąsa yra ne baimės nebuvimas, o pergalė prieš ją, ir drąsus žmogus yra ne tas, kuris nejaučia baimės, bet tas, kuris tą baimę nugali. Tai taip, tai šiek tiek noriu su tokia tematika ir pakalbėti. Ir jo, apie drąsą, apie baimę, apie tiesiog žmogaus gyvenimą. Tai gal dėl to, kad aš toks žmogus, kur man kaip tik tos drąsos vis trūksta ir vis reikia, ir toks yra poreikis, tai tokia kaip ir aktuali man tema, sakyčiau, tikiuosi ir jums. Ir tai reiškia, kad toks dalykas egzistuoja kaip baimė žmogaus gyvenime. Nes jeigu reikia drąsos, reikia drąsos, nes yra kažkokios tai baimės, yra kažkokio gal nepasitikėjimo. Tai taip, tai yra ta baimė ir jinai dažnai bando taip kaip ir užplūsti žmogų, jo gyvenimą, nukreipti jo mintis, taip nukreipti dėmesį jo, žiūrėti į aplinkybės, žiūrėti daugiau į save, ne į Dievą, ne mąstyti negatyviau. Ir toks yra dalykas egzistuojantis. Ir aš sakyčiau, kad tai yra kaip ir kova tokia mintise. Ir pagrindė tą baimę bando, manyčiau, neutralizuoti žmogų, jį tokį padaryti kaip neįgalų visiškai, tokį, kuris galų galia būtų nepajėgus. Tai, o mums kaip krikščionim toks žodis nelabai turi galiot, kaip nepajėgus ar kažkoks tai paralyžiuotas, sustingęs, išsigandęs, nes tai trukdo Dievo planui ir trukdo mūsų pašaukimui. Ir tos priežastys tai visokios gali būti. Manau, mes kiekvienas žinom pagrindę, gyvenant šitą gyvenimą susidūrę esam su tuo ir žinom. Tai galbūt, kai tu jauties kažkoks tai nepakankamas, neįgalus, kažkokios ateina situacijos ir tu išsigąsti, nes tu jauties, kad tu tiesiog negalėsi kažko atlikti, padaryti, tiesiog kažkoks tai neįgalumo jausmas apima. Ir dėl to ateina kažkokia tai baimė. Ir žinoma, tai yra, manyčiau, pagrindė, tai tokia kaip įsivaizdavimai ateities, kurios net nėra dar. Tai mes kiekvienas turim mintis, turim vaizduotę, mūsų galvose sukasi daug dalykų, daug minčių, mes numatom situacijas, mes planuojam, mes mąstom ir kartais tai yra labai gerai, mes galim panaudoti tai labai geriems dalykams. Ir galim panaudoti labai blogiems dalykams ir galim įsivaizduoti to, ko net nėra, prieš tam įvykstant ir įsibauginti, paleisti tas mintis. Žodžiu, minčių srautas būna toks begalinis, kad kažkokia tai ateitį nušviečia, kur tau pačiam apima neviltis, mąstant paskui apie tai, o iš tikrųjų to net nėra dar įvykę, ar to net nebus ir tu jau gyveni lyg tai būtų. Ir apima baimė, neviltis, nerimas ir visi šitie jausmai. Taip, galbūt tai gali būti dar ir kaip ir nerealistiškų standartų užsibrėžimas. Galbūt tikiesi iš savęs arba galvoji, kad tikiesi kažkas kitas iš tavęs daugiau negu iš tikrųjų yra. Galbūt įsivaizduoji pats kažką, ko net neprivalai išpildyti arba kas nėra tau skirta ir tu tiesiog kažko neišpildydamas taip pat apima kažkoks tai, tiesiog baimė apima, kad aš neįvykdysiu to. Ir manyčiau labai daug irgi, tos visos plokštelės sukamos, galbūt iš vaikystės mums užprogramuota būna tam tikri dalykai. Ir taip, kai mes augam, mes išmokstam dalykus ir kuo daugiau kartoji, tuo lengviau yra paskui tuo gyventi, net nemąstant, tiesiog automatiškai autopilotų tiesiog gyveni. Ir kaip ir pasakojau apie tos visus kažkokius mąstymus, tarkim, apie ateitį, apie tam tikras situacijas, kur net
Kaip ir mes kažką darom, mes mokomės ir mes tam tikrus dalykus darom tiesiog autopilotų, mums nereikia mąstyti, mums nereikia galvoti, kai mes darom, tai lygiai taip pat yra apie mūsų mąstymą. Mums nereikia kažkaip, kartais net nebelieka tos vietos, kaip pasakyti, save sustabdyti ir pagalvoti, apie ką tu mastai iš tikrųjų. Nes tu tiesiog mastai autopilotų. Taip kaip tu išmokęs, taip kaip tu kažkaip save išmokiai, kaip aplinkybės, šeima, nežinau, kažkokie tai dalykai, tave išmokė mąstyti apie save, apie tam tikrus dalykus, apie tavo ateitį, apie bet ką. Ir tu net nepastebi, kad čia tu jau tiesiog tau kaip natūralus mąstymas, kas tai visiškai būna priešingai Dievui ir priešingai jo žodžiui. Tai tokia kaip plokštelė, programa įrašyta į mūsų smegenis, į mūsų mintis. Ir tas srautas eina ir mes kartais net nesuvokiam, kad jisai kaip pasileidžia, tai pasileidžia. Ir man tai čia labai lengva šitaip taip gyvent. Jo, nes aš irgi tokia, mėgstu įsivaizduoti, mėgstu numatyti dalykus, kurių nėra, iškart patikėt tais melais. Ir jo. Ir dar manyčiau kitas dalykas, toks kaip ta baimė suklysti, tiesiog baimė padaryti kažkokią klaidą, kas yra visiška nesąmonė iš tikrųjų, nes atrodo visi vaikai auga, mokosi, klysta ir nieks tai nežiūri kaip kažkokią tragediją. Tai yra, mes esam žmonės ir klysti galima ir rašo, kad teisusis krenta 7 kartus ir keliasi, reiškia, vietos klaidai visada yra ir tai nenustebina nei Dievo, nei žmonių ir tai neturėtų nustebinti ir mūsų pačių, jeigu įvyksta kažkokios klaidos, nes neklystant gali nieko neišeiti iš vis gyvenime. Gali laukti tos akimirkos kažkokios tai tobulos arba kai tu tobulai viską mokėsi ir tada aš padarysiu, nes aš bijau, kad aš suklysiu ir dėl to aš laukiu ir galbūt niekada nesulauksiu, nes nebūsiu niekada tobulas. Ar kažkaip tai tobulai nemokėsiu iš karto kažkokio dalyko, kol aš nesimokysiu, neišmoksiu. O mokytis ir kristi tai yra tokia eiga natūrali, kur niekaip kitaip neįvyksta tai. Tai klysti galima ir tai yra natūralu ir nereikia to visiškai išsigąsti. Ir taip, tai kaip galima nugalėti visą tai, tai nebijoti pripažinti, kas sukelia baimę, nebijoti pripažinti, kur tau yra silpnumas ir kažkaip to nevengti ir manau, kad tai yra didelis palaiminimas, kaip tu kaip tik iš tikrųjų pamatai, kad tu toks arba tau ta plokštelė sukasi ir tu identifikuoji. Nes kol tu nežinai, tol tu nežinai. O kai sužinai, tai nėra čia ko išsigąsti ir nėra čia ko gėdintis, nes tai yra labai gerai pripažinti problemą ir nesukti to rato, nesukti to aplink tą kalną, kaip žydai dykumoje tenai suko ratus, bet pripažinti, identifikuoti ir expausinti tos jausmus, tą baimę ir ieškoti priežasties. Ir žinoma, labai vienas svarbiausių dalykų tai tiesiog santykis su Jėzumi. Nes mes iš savęs tai čia nieko padaryti negalim. Nugalėti priešų tiesiog dėl to, kad mes labai fainai negalim. Nugalėti tos baimės pagrinde irgi, manau, iki įtikėjimo visi matėm, kad nelabai išeina. Ir labiau išeina pasiduoti tam, negu kad kovoti su tuo. Ir manau, dar yra toks dalykas, kaip tą identitetą rasti jame, identitetą rasti Dieve, Jėzuje būtent, nes suprast, kad aš esu jo vaikas, aš esu mylimas, jis turi man gerų planų, jis turi man ateitį ir jis nori iš tikrųjų man gero ir jis nori man laisvės. Tai gyventi tame, suprasti, kad ne mano aplinkybės kažkokios mane apibūdina, ne toks, gal koks aš ten esu, turiu, neturiu, bet tai, kad aš esu Dievo, aš esu jo vaikas, jo mokinys ir
ir visa, ką jis man paruošęs, yra ta jo realybė, kurią aš galiu turėti. Ir tiesiog iš santykio su juo. Ir aišku, atmesti baimę, kai jau mes identifikuojam, tai neprisimti to kaip, tai mano dalis kažkokia. Ne, tiesiog ją atmesti, nepriimti tos pačios plokštelės, nekartoti, tiesiog pagauti savo minčių eigą, kaip nuo ko prasideda ir sustabdyti save laiku, kaip aš pradedu mąstyti, nuo ko tai man užsiveda ta visa plokštelė, kokie yra trigeriai gal, aplinkybės, kada pagauti save ir sustabdyti laiku savo mintis, nes mintise mums ten verda gyvenimas ir nuo to labai daug prasideda, būtent nuo minčių. Tai ir mes turim valdžią, prieš tai mes negalim būti tokie, eiti pasroviui savo mintise. Tiesiog pasiduoti tai eigai, nes ne mintis mums, ne mūsų, ką mes mastom, mūsų valdo, o mes galim valdyti tai. Ir mes privalom, nes kitaip išprotėsime tiesiog. Ir aišku, sudrausti visą tai. Mes turim su Jėzumi valdžią, mes esam virš viso to ir mes galim sudrausti su jo jėga, būdami jame, nepasiduoti tam. Ir vienas iš geriausių tokių įrankių tai yra tiesiog raštas, Biblija, žodis, kurį Dievas mums duoda, tai yra jo, man atrodo, vienas iš pagrindinių dalykų, kuris mus kaip inkaras tame minčių sraute ir toj audroj, kur mes kartais tikrai jaučiamės kaip audroj, ateina tam tikros aplinkybės, išgastis ir tai yra labai lengva tiesiog, kai tu esi valty ir yra bangos, kad tave nuneštų kažkur ir tu jau verki ir, tai yra labai paprasta tiesiog nueiti kartu su tuo ir jau tu žiūri, kad tau nėra, nežinai, kur kelias atgal ir kaip čia sutvarkyti su tuo ir kaip sustoti. Tai Dievo žodis kaip tas inkaras, kurį tu įmeti laiku ir sustoja ta valtis. Tau nereikia plaukti pasroviui, tau nereikia plaukti paskui tas bangas, tau nereikia nueiti iki tos padėties, kur tau jau tau traukuliai. Tau nereikia davesti savęs iki to. Dievo žodis tai padeda padaryti. Tai yra realus inkaras tiesiog, kurį mes galim naudoti, įmesti ir turėti savo širdyje, aišku, visų pirma. Ir man rodos, tokios kaip ir pagrindinės tokie pavyzdžiai iš Biblijos, tai yra ir 2 Timotiejaus 1 skyriui 7 eilutė, nes Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasią. Tai yra tiesa. Jeigu aš atgimęs ir aš turiu Dievo dvasią, aš jį pažįstu, aš nusprendžiau, kad jis yra mano viešpats, tai reiškia, aš neturiu baimės dvasios, tai man nebepriklauso, tai yra viskas iš praeities, iš tamsos ir man tai nepriklauso, kad aš gyvenčiau po baimės dvasia nuolat. Bet jis duoda jėgos, meilės ir savitvardos dvasią. Tai yra realybė, kuri man priklauso. Ir aišku, kita eilutė, kuri man labai padėjus yra, kur mes, aišku, visi žinom ją, Izaijo 41 skyrius 10 eilutė. Nebijok, nes aš esu su tavimi, nepasiduok baiminės, aš tavo Dievas, aš sustiprinsiu tave ir padėsiu tau. Aš palaikysiu tave savo teisumo dešinę. Tai čia labai iš tikrųjų daug parašyta ir šiaip Dievas per Bibliją kartoja belekiek kartų turbūt, kad nebijok, būk drąsus. Tai jisai supranta ir žino, kad mes galim būti bailiukai ir mums yra sunku šitoje vietoje, kad gyvenimas nėra kažkoks tai daug visokių įvyksta dalykų ir gali net neįvykti, bet galim ir tiesiog savo mintise paskesti ir mums atsiranda baimė. Tai ir jisai čia sako nebijok, nes aš esu su tavimi, tai jisai yra su manimi. Pats Dievas yra su manimi tame, kur aš esu. Man nereikia kažkaip būti kažkokiai tobulai, išlipti iš to pirmiausia, kad aš ateičiau pas Dievą, bet jis jau yra man ranka pasiekiamas ir jis jau yra su manimi tame.
Ir jis skatina nepasiduoti baimiai, nes aš tavo Dievas. Reiškia, kad jis yra mano Dievas. Ne baimė yra mano Dievas, ne aplinkybės yra Dievas, ne šitas gyvenimas kažkoks, ne tai, kas vyksta aplinkui yra Dievas, o jis yra Dievas. Tai reiškia, jis yra aukščiau ir jis yra valdovas viso to. Jis yra mano valdovas, jis yra aplinkybių valdovas. Dievas, jisai viešpatauja tame. Tai jau vien tik suprantant tai, kad jisai viešpatauja ir jis yra visagalis, jis yra mano Dievas vienintelis, nežemesnis, už jį nėra nieko žemiau, už jį nėra nieko, o ar tai yra aukščiau, už jį nėra nieko didesnio. Tapsne, jis yra pats didžiausias, jis yra viešpats. Tai ar mes suprantam, ką tai reiškia? Kad toje akimirkoje jis viešpatauja. Ne ta aplinkybė ir ne aš, ne baimė, bet jisai viešpatauja, reiškia, jis gali sustabdyti, reiškia, jis gali kažką padaryti ir pakeisti. Ir tiesiog duoti ramybę, duoti žodį, perkeisti situaciją, jisai valdo viską. Ir jisai sako, aš sustiprinsiu tave ir padėsiu tau. Tai jisai pažada, pats Dievas sako, aš sustiprinsiu tave ir padėsiu tau. Reiškia, jisai duoda man jėgos, jisai man padeda, ne aš pati savo. Jeigu mes galėtume patys savo visada tik tai, nežinau, nueinu pas psichologą, kas irgi yra pagalba, arba tiesiog savo padedu, tai ką mums to Dievo reikėtų iš tikrųjų? Jeigu aš galiu pats savo visada padėti. Yra tokių situacijų, kai negaliu, kai man reikia Dievo ir tos antgamtinės jo pagalbos. Ir jisai tai pažada man, tai yra pažadas, o jisai yra ištikimas Dievas, o ne kažkoks melagis, jis nėra melagis. Ir sako, aš palaikysiu tave savo teisumo dešinę, tai jo teisumo dešinė yra tas antgamtinis dalykas, ko mes padarom, ką mes galim, o jis padaro, ko mes negalim. Yra kažkokios situacijos, mes iš savo pusės stengiamės padaryti, netgi kai ir nepadarom iki galo, jis vis tiek palaiko mane savo teisumo dešinę. Reiškia, jis prasuka kažkaip situaciją, padaro stebuklą, duoda palankumą iš kitų žmonių, jisai kažkaip praveda savo vaiką tiesiog. Jam rūpi pakankamai, kad jis padarytų tai, kad jisai pravestų ir kad jisai tikrai jo teisumo dešinė yra ant kiekvieno iš mūsų, kai mes prašom, kai mes norim, kai mes suprantam, kad jisai karaliauja. Ir baimė tai yra tokia kaip priešinga tikėjimui. Jinai neutralizuoja visą tą tikėjimą, kurį mes turim, bet tikėjimo Dievui patikti neįmanoma. Tai be tikėjimo nugyventi šito gyvenimo aš vis neįsivaizduoju. O baimė, bent jau mano gyvenime, tai jinai viską nori nužudyti. Nori nužudyti tą tikėjimą, nori nužudyti tą visą ugnelę, kuri yra manyje, tą tikėjimą, tą veržimąsi. Tiesiog nori visą tai užgesinti, nužudyti, o be to mes negalim gyventi be to. Ir rašo ir Filipiečiams 4 skyriui. Nepasižymėjau čia, aišku. Tojaus. Irgi ta eilutė, kad nieko nesirūpinkite, bet visose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama, apie visą, kas dora ir šlovinga. Jo, ir toliau darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ramybės Dievas bus su jumis. Tai irgi yra pažadai ir tai yra patarimai, ką reikia daryti. Ateiti maldoje, ateiti su prašymu, su padėka pas jį, išsakyti savo troškimus, išsakyti savo, gal tuo metu tas baimės ir tą troškimą, kad aš nenoriu taip gyventi, kad tiesiog išsakyti savo poreikius tuo metu ir jisai pažada, kad tada jo ramybė ateis, kuri yra galbūt net nenatūrali šiam pasauliui,
rašo, kad pranoksanti visą supratimą, jinai saugos jūsų širdis ir mintis. Tai yra privaloma, jeigu mes norim gyventi ramybėje, jeigu mes norim patirti tą jo ramybę tuo metu, kai mums yra baisu, kai yra kažkokios aplinkybės, abejonės, nežinojimas, tai yra, mes privalom ateiti maldoje. Mes privalom ateiti su padėka ir išsakyti tos troškimus ir tos poreikius jam. Ir jisai saugos mūsų širdis ir mūsų mintis, kaip ir sakiau apie mūsų mintis, tai mums reikia Dievo apsaugos tame. Ir jisai patarė, kaip mąstyti apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama. Tai realiai apie Dievo žodį. Perkeisti savo mintis iš to, ką aš pratęs mąstyti, į Dievo žodį. Turėti gal tam tikras eilutes mintinai išmokti, įsidėti į širdį, ne tik į lūpas, bet į širdį savo, turėti reikiamą metui atėjus, turėti tai, išsitraukti, įmesti tą inkarą ir išsilaikyti toj audroj. Ir ateis ta ramybė, kuri pranoksta supratimą, gal aplinkybės ir nepasikeičia akimirksniu. Gal, kaip ir Paulius vakar pasakojo, kad nepasikeitė aplinkybė tuo metu, kai Viktorijai buvo blogai, bet jam atėjo džiaugsmas ir ramybė, kad viskas bus gerai. Tai iš tikrųjų veikia, tai yra antgamtiška, pasauliui nesuprantama, kažkaip nežinoma ir dėl to, kad jie neturi Dievo dvasios, o mes turim Dievo dvasią ir tai yra antgamtinis dalykas, kur tai yra didelis palaiminimas ir didelė malonė tai turėti. Ir taip, mes galim nueiti dar ir paskaityti ir Senojo testamento 1 Samuelio. 1 Samuelio, tokį kaip pavyzdį gal. 30 skyrius. Kai Dovydas ir jo vyrai 3 dieną sugrįžo į Ciklagą, amalekiečiai buvo įsiveržę iš pietų į Ciklagą, užėmė jį ir sudeginę. Jie išvedė į nelaisvę moteris, ne vienos nenužudė, nuo vyriausios iki jauniausios, bet išsivarė su savimi ir nuėjo savo keliu. Dovydas ir jo vyrai grįžę į miestą rado jį sudegintą, o jų žmona, sūnus ir dukteris išvestus nelaisvėn. Tada Dovydas ir su juo buvusieji žmonės pakėlė balsus ir verkė, kol nebeliko jėgų verkti. Abi Dovydo žmonos irgi buvo išvestos nelaisvėn. Jezreelietė Ahinoamio, Abigailė, Karmeliečio Nabalo našlė. Dovydas buvo labai nuliūdęs, nes žmonės tarėsi jį užmušti akmenimis. Visi žmonės elvartavo dėl savo sūnų ir dukterų, bet Dovydas sustiprino save viešpatyje savo Dieve. Tai čia tas sustiprino save viešpatyje. Toks kaip akcentas šito skyriaus. Nes čia tokia kaip ir tragedija įvykus yra. Jie turėjo eiti karą prieš Izraelį, bet juos išvarė, jie grįžo į savo stovyklą ir ten nėra nieko. Ten, ką jie palikė, savo šeimas, visko nebėra. Viskas tiesiog dingia. Ir ką daryti? Čia gal atrodo taip skaitai ir tokia tiesiog istorija, bet grįžta vyrai ir nieko nėra, viskas. Čia yra tragedija. Ir čia rašo, kad buvo įsiveržę amalekiečiai. Ir nežinau, ar jie tai žinojo tuo metu, kad čia būtent amalekiečiai įsiveržė. Ir viskas sudeginta, viskas išvesta nelaisvėn ir visi pradėjo verkti. Visi pakėlė balsus ir verkė, kol nebeliko jėgų verkti. Tai manau, jos didelis teroras ir baimė apėmė tuo metu. Ką daugiau daryti, vyrai verkė tuo metu. Ir Dovydo žmonos buvo paimtos ir dar jį norėjo ir užmušti už visą tai. Tai ne tik, kad Dovydas irgi čia viską prarado, bet dar ir jį šalia buvę žmonės norėjo tiesiog užmušti. Ir jisai, manau, tuo metu tai turėjo sprendimą, ką daryti, irgi arba verkti, kol neliks jėgų verkti, arba eiti pas Dievą. Ir jisai nusprendė eiti pas Dievą, jisai sustiprino save viešpatyje savo Dieve. Ir toliau rašo, Dovydas paprašė kunigą Abjatarą, Abimelecho sūnų atnešti efodą, Abjataras atnešė efodą Dovydui. Dovydas klausė viešpatės, sakydamas, ar man vytis tą gaują?
ar aš juos pavysiu? Viešpas atsakė, vykis, tikrai pavysi ir išvaduosi belaisvius. Taip Dovydas ir 600 jo vyrų išėjo. Tai čia jisai turi pokalbį su Dievu ir tokiom aplinkybėm jisai nusprendė, kad jisai tiesiog ateis pas Dievą ir jisai visų pirma nurims, jisai visų pirma nusiramins, nepuls ir aš manau, kad tuo metu irgi jam reikėjo turbūt kovoti su savo mintimis ir jam tai buvo kaip inkaras ateiti pas Dievą tuo metu, tai nurimti, sustoti, šiek tiek sustoti, neleisti savęs, pasileisti tai sroviai, visi verkia, tave nori nužudyti, tavo nei žmonų nieko nėra ir ne tik, kad tu atsakingas už tai, bet dar ir kitų visų šeimas pasiėmė. Tai čia yra, nežinau kokio lygio spaudimas ir jisai priėmė teisingiausią sprendimą, kurį galima tuo metu priimti, tai tiesiog ateiti pas viešpatį, melstis, klausti viešpačio, ką daryti tuo metu, ką dabar daryti. Ir tai, kad tu tai padarytum, tu privalai sustoti, tu privalai nurimti, sustoti ir klausti viešpatės. Ir viešpats atsako iš karto ir Dovydas pats kažkokią idėją iškelia ir klausia, ar vytis tą gaują, ką čia daryti. Ir ar aš jos iš vis pavysiu, ar man pavyks. Kaip, manau, jis daug klausimų tuo metu turėjo. Ir viešpats iš karto man sako, vykis tikrai pavysi, išvaduosi belaisvius. Tai jis jau pasiema Dievo žodį, jam Dievas prakalba ir jisai iš to gali toliau eiti ir kažką daryti. Ir taip ir rašo, kad taip Dovydas ir 600 jo vyrų išėjo, pasiekė Besoro upelį, pavargę kariai pasiliko prie jo. Dovydas su 400 vyrų toliau vijosi, o 200 pasiliko, kadangi buvo pavargę. Tai pavargę, jog neįstengė perbristi upelio. Laukose jie rado egiptietį, atvedė jį pas Dovydą ir davė jam duonos valgyti ir vandens atsigerti. Taip rašo, kad čia jie jį pamaitino, jis buvo ilgai nevalgęs, negeręs ir paklausė Dovydas jo, kam tu priklausai ir iš kur esi? Jis atsakė, aš esu egiptietis, vieno amalekiečio vergas. Tai čia tie amalekiečiai, kurie užpuolė. Mano šeimininkas paliko mane, nes prieš 3 dienas susirgau. Mes buvome įsiveržę į pietinį Keretų kraštą ir Judą į pietinės Kalbo žemės ir mes sudeginome Ciklagą. Jis viską papasakojo, kas įvyko prieš tas kelias dienas, kad čia būtent tie amalekiečiai atėjo į jų stovyklą Dovydo ir viską sudegino. Dovydas jam tarė, ar tu gali mus nuvesti prie to būrio? Tas atsakė, prisiek man Dievu, kad manęs nenužudysi ir nesugrąžinsi mano šeimininkui, tada nuvesiu pas juos. Kai jis nuvedė juos, amalekiečiai buvo pasklidę po visą kraštą, valgė, gėrė, šventė, žodžiu čia. Ir Dovydas ką darė? Dovydas mušė juos nuo sutemų iki kitos dienos vakaro. Ne vienas iš jų neištrūko, išskyrus 400 jaunuolių, kurie pabėgo, užsėdė ant kupranugarių. Dovydas atsiėmė visą, ką amalekiečiai buvo pagrobę ir išvadavo abi savo žmonas. Nieko jie nepasigėdo mažo ar didelio, nei sūnų, nei dukterų, nei jokių daiktų, kuriuos amalekiečiai buvo paėmę. Dovydas viską atsiėmė. Tai čia jo ateini ir išeini su 600 vyrų, žodžiu, jie išėjo, 200 pasiliko, kadangi pavargo, neperbrido upelio, o Dovydas nekreipė į tai dėmesio, nes jisai turėjo Dievo žodį, kad Dievas jam pasakė, kad jisai vykis, kad jisai pavys, kad jisai išlaisvins ir jisai, manau, ant to ir ėjo ant to žodžio, nes čia yra iš vis neįmanomos aplinkybės. Išeini su 600, 200 atkrenta, lieka 400, vėjasi toliau ir tada dar sutinka egiptietį, kuris viską papasakoja, nuveda juos, kas ir yra ta, aš manau, ta Dievo teisumo dešinė, kuri yra ant Dovydo, kur jisai padaro, pagreitina visą tą kelią, duoda pagalbą, kaip greičiau surasti, kaip greičiau nueiti ir, žodžiu, tas vergas jiems padeda nueiti į kitų amalekiečių, parodo kelią. Taip, tai žodžiu, jie atėjo ir ką jie darė toliau? Dovydas mušė juos nuo sutemų iki kitos dienos vakaro. Realiai jisai mušė juos visą parą, o jų ten buvo
belė kiek. Tarsi rašo, kad nieks neištrūko, išskyrus 400 jaunuolių. Tai čia tas 400 jaunuolių turbūt kaip koks likutis likęs, kurie sugebėjo ištrūkti, tai kiek jų ten buvo. Ir jie sugebėjo, kad ir atkrito žmonės, nuvargo, negalėjo eiti, sustojo, Dovydas toliau ėjo, nesvarbu, kiek yra žmonių su juo, nesvarbu, kiek liko, nes jisai turi Dievą ir jisai turi Dievo žodį. Ir reiškia, jisai aplinkybės nežiūrėjo, kad dabar aš esu nepakankamai stiprus, čia išėjo žmonės, paliko, pavargo ir vis dėlto tada Dievo žodis kažkaip neįgyvendins, Dievo žodis tą, ką pažadėjo, Dievas neįgyvendins tai, ką pažadėjo ir nieks neįvyks, nes tiesiog aplinkybės yra tokios. Ne. Jisai ėjo toliau ir nežiūrėjo į aplinkybės. Ir manau, jisai visą laiką savo kartojo tą, ką Dievas jam kartojo, ką Dievas jam pasakė, nes kitu atveju apimtų baimė, teroras ir tu tiesiog pabėgtum ir tu nenorėtum net žiūrėti toliau į ateitį ir į tą tikslą. Taip, ir čia rašo, kad jie viską pasiėmė. Viską, jiems nepritrūko nei mažo, nei didelio, jie viską pasiėmė, jie grįžo su viskuo pilnai. Viską parsigražino. Ir dar gavo priedo, kad pasiėmė ir jų avis, ir galvijus. Žodžiu, viską jie pasiėmė. Ir rašo toliau, kad Dovydas atėjo kitų 200 vyrų, kurie buvo išvargę ir nebegalėjo sekti paskui Dovydą. Ir jie išėjo pasitikti Dovydo, tie pavargę vyrai. Ir Dovydas priartėjęs juos pasveikino. Jis net neturėjo kažkokio kartėlio, kad jūs čia pavargot, nėjo to, aš čia išgelbėjau jums ir atėjau ir dar už jūs viską padariau su tais keliais vyrais. Ir čia jūs tokie ir anokie. Jis neturėjo nė žodžio, ką jam pasakyti blogo. Jis juos atėjo, pasveikino, sugrąžino jiems, jų šeimas, jų turtą. Ir kai kurie kiti žmonės, aišku, turėjo ką pasakyti tiem pavargusiems, bet Dovydas uždraudė, kad negalima, sako, taip elgti su tuo, ką Viešpats mums davė. Jis mus saugo ir atidavė tą būrį, kuris mus užpuolė mūsų rankas. Tai žodžiu, Dovydo tas žodis taip sustiprino, taip padrasino, jisai pats nuėjo pas Dievą tuo metu, būdamas tiesiog vienas, nuėjo, sustiprino save, padrasino save, tiesiog pats ateidamas pas Viešpatį. Tai buvo jo sąmoningas sprendimas, kad aš tą akimirką neįsivaizduoju, ką daryti, nežinau, kur mano šeima ir tikrai ima ir mintis, ir baimės, bet aš ateisiu pas Viešpatį ir aš klausiu jo. Ir tai sustiprina, ir tai duoda jėgų toliau eiti ir padaryti kažką, kas yra iš vis neįmanoma. Tai čia, manau, geras toks pavyzdys, kaip matomės ir Dovydas, kiek prirašęs ir psalmių ir visko, kaip jisai artindavosi prie Dievo, koks jo gyvenimas buvo pilnas iššūkių, kaip jį norėjo nuolat nužudyti ir kaip jis glaudės nuolat prie Dievo, nuolat ieškojo to padrasinimo, tų jėgų, tos energijos tik iš Dievo, nes jis nieko daugiau kito neturėjo. Ir taip. Tai dar ką norėčiau irgi papasakoti, tai būtent dėl to, kodėl aš čia iš vis pasakoju apie tai, kodėl tai man atrodo svarbu yra, kodėl kam reikia apie tai mąstyti ir suprasti, nes ne tai, kad tu tiesiog išsispręstum savo kažkokias vidinės problemas, tai čia yra tik tai punktas viso to, bet tam, kad galėtum atlikti tikslą, galėtum atlikti tai, kad Dievas pašaukė tave padaryti. Ir tai nėra taip paprasta surasti tą Dievo valią ir gyventi joje ir įvykdyti tai, kad Dievas nori, kad mes kiekvienas įvykdytume šitoj žemėje. Tai nėra paprasta ir tai nėra tik tai mūsų jėgom. Ir vienas iš tų dalykų, ta baimė ir tos drąsos nebuvimas, tai tiesiog užkerta kelią visam tam. Užkerta žmogui jisai, kaip ir pasakiau pradžiai, jisai negali įvykdyti to, kad Dievas jį šaukia, nes jisai net nemato ir jam nėra net tikėjimo, kad gali kažkas pavykti. Dėl to taip ir yra svarbu suprasti ir įveikti
Ir pavyzdžiui, Jozuje irgi toks kaip pavyzdys, kaip jisai turėjo perimti Mozės toliau darbą. Ir čia rašo pačiam 1 skyriui, kad mano tarnas Mozė mirė, pakilk ir eik per Jordaną su visa tauta į žemę, kurią duodu Izraelitams. Kiekvieną vietą, ant kurios jūsų koja atsistos, jums duodu, kaip pažadėjau Mozei, nuo dykumos ir Libano kalnų iki Eufrato upės, visa Hetitų šalis iki Didžiosios jūros vakaruose bus jūsų ribos. Niekas prieš tave neatsilaikys per visą tavo gyvenimą. Kai buvau su Moze, taip visuomet būsiu su tavimi, aš nepaliksiu ir neapleisiu tavęs. Būk stiprus ir drąsus, tu padalinsi žemę tautai, kurią duoti pažadėjau jų tėvams. Tik būk stiprus ir labai drąsus, kad galėtum išpildyti įstatymą, kurį tau Mozė, mano tarnas, įsakė. Nenukrypk nuo jo nei į kairę, nei į dešinę ir tau visuomet seksis, kur tik tu eisi. Šitą įstatymo knygą ten neatsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai įvykdytum viską, kas joje parašyta. Tada visą, ką betarytum, klesties ir tau seksis. Atsimink, ką įsakiau, būk stiprus ir drąsus, nenusigask ir nebijok. Aš Viešpats, tavo Dievas, būsiu su tavimi, kur tik tu eisi. Tai čia irgi yra toks kaip, kad jisai įvykdytų visą tai. Jį nuolat Dievas skatina būk drąsus, būk stiprus, nepasiduok baimiai, nenusigask, nebijok, kad tu galėtum visą tai įvykdyti, kad tu galėtum eiti ir užimti tą žemę, padalinti tą žemę. Tai reiškia, mums reikalingas tas Dievo padrąsimas, mums reikalingas tas Dievo žodis ir tas nuolatinė kova, kad aš nebijočiau. Tai ir nereiškia, kad neteis tą baimę, nereiškia, kad jos tiesiog nebelieka ir aš toks dabar jau supermenas kažkoks. Tai ne, tai reiškia, kad jinai nuolat bandys stabdyti, jinai nuolat bandys neutralizuoti, nuolat sustabdyti, atimti tikėjimą. Ir Dievas nuolat primena, kad nebijok, nenusigask, būk drąsus, būk stiprus, tu nueisi, padarysi. Ir realiai tai reiškia, kad mums reikia to Dievo žodžio nuolat, mums reikia to nuolat jo buvimo, to susitikimo su juo, nes aš iš vis savo gyvenime, tai nežinau, nieko nepadaryčiau turbūt, nes esu visiška bailė, ta prasme, nuo mažens, turbūt man tėvai irgi pasakodavo, kad aš ten bijojau smėlio, akmens, žolės, ten, žodžiu, kai buvau maža. Ir visa tai nebuvo, kad tai išnyko, tai perauga į kažkokias kitas baimės, kur aš esu mačius, kiek mane kartu sustabdė visą tai nuo kažkokio, kur aš kažko noriu, bet aš išsigastu ir aš nedarau. Ir gal kiti labai būna ir drąsus ir eina ir man niekad nebūdavo tai suprantama, kaip jūs taip sugeba tiesiog nueiti ir tiesiog padaryti, užsimaniau ir padariau. Man tai yra atvirkštinė reakcija, aš dar gal 100 kartų pagalvosiu, kuo aš daugiau galvosiu, tuo aš daugiau nueisiu į lankas ir aš tikrai nepadarysiu, nes aš tiesiog baisiai išsigasiu. Ir dėl to man ir reikia Dievo. Ir ne tik, kad aš nugalėčiau tas baimės, bet mano didelis yra troškimas įvykdyti tai, ką Dievas nori, kad aš įvykdyčiau. Ir aš žinau, kad mane tai sustabdys, jeigu aš pasiduosiu visam tam. Ir gal yra ir, pavyzdžiui, kaip Jozuje su Kalebu ėjo į tą pažadą žemę, kas jam buvo, jie kaip ten išsiuntė Mozę tuos žvalgus ir buvo tarpe jų ir Kalebas su Jozuje. Ir kam paskui Jozuje ir perdavė visą tą darbą, kad skaičių 13 skyrius 27 eilutė, jie sakė, buvome nuėję į žemę, į kurią mus siuntei, ji tikrai plūsta pienu ir medumi ir tai jos vaisiai. Tai čia buvo ir tos kitos giminės. Ir žodžiu, tik tai Kalebas su Jozuje pamatė kažką pozityvaus tame. Nors jie kaip ir pripažįsta, kad gera ta žemė, bet jos gyventojai yra stiprus, miestai dideli, apjuosti mūro sienomis, ten matėm ir Anako palikuonių, yra tie patys amelekiečiai gyvena, jebusiečiai, amoritai, kananiečiai. Ir tada rašo, bet Kalebas nuramino žmonės prieš Mozę ir sakė, eikime ir užimkime tą žemę, nes mes esame pajėgus juos nugalėti. Bet vyrai buvo su juo, sakė, mes negalime eiti prieš tas tautas, nes jos už mus stipresnės.
Ir jie skleidė tarp Izraelio vaikų blogus atsiliepimus apie tą žemę, kurią buvo išvalgę kalbėdami. Žemė, kurią išvalgėme, ryja savo gyventojus, o žmonės, kuriuos matėme, yra labai aukšto ūgio. Ten matėme milžinus iš Anako giminės ir buvome prieš juos kaip žiogai ir tokie mes buvome jų akise. Žodžiu, čia jie susikūrė visą tą, ką aš pasakojau pradžiai, visą tą tiesiog pamatė. Ir viskas, tai yra, jiems iš karto buvo neįmanoma. Yra gera žemė, bet neįmanoma. Mes per maži, jie labai dideli, mes čia kažkokie žiogai, čia mums nepavyks. Tik tai Kalebas su Jozuė pamatė, kad pavyks, mes esam pajėgus. Tai va kokie yra du skirtingi požiūriai. Tai tik Jozuė su Kalebu ir įėjo. Tai ką tai rodo? Kad labai svarbu matyti situaciją ne per savo akis, ne per savo žmogiškas akis, kas tikrai tenai, tie priešai visi tikrai dideli, bet aš manau, Kalebas su Jozuė puikiai žinojo, kas yra didesnis, kad viešpats yra didesnis, kad viešpats duoda, reiškia, kad viešpats mato, kad tu esi pajėgus įveikti visą tai. Ir ne tu, ne aš čia iš savo jėgų, bet viešpats, kuris mane sustiprins, viešpats man padės, viešpats duos ir drąsos, ir tų jėgų, ir palaikys mane savo teisumo dešinę, kai man reikės, ir padės įveikti visus tos priešus. Reiškia, kai jie ten įsikėlė, Dievas norėjo, kad jie ir įveiktų tos priešus. Ir tie priešai visokie gali būti, čia ne tik apie tą baimę kalbama, visokie priešai, mes kiekvienas turime kažkokių tai abejonių, melų, visokių dalykų, kurie mums trukdo, kurie mus apakina, kurie mums neleidžia matyti, kad ta žemė gera yra ir kad ten, kur aš einu, yra gera iš tikrųjų, kad man nereikia bijoti vien tik tai, nes aš dažnai gal ir matau tą ateitį, kaip man neįmanoma, kad aš daugelį kartų galvoju, kad man ateity kažkas yra neįmanoma tiesiog ir tai yra ta plokštelė, kurią aš turiu sustabdyti, nes kas yra dar svarbu, kovojant prieš visą tai, atsiminti, ką Dievas yra padaręs anksčiau. Ir kai žmogus pamiršta istoriją, jisai kartoja tas pačias klaidas. Tai labai svarbu yra atsiminti, ką Dievas yra prieš tai padaręs, koks jisai yra iš tikrųjų. Ir tarkim, ir 46 psalmiai, raštas padeda labai. Aš pati nesugalvočiau. 46 psalmiai rašo, Dievas mums yra prieglauda ir stiprybė užtikrinta pagalba bėdoje. Todėl nebijosime, nors žemė drebėtų, kalnai griūtų į jūros gelmę. Net jeigu ir ten tie milžinai, nebijosim. Te užė, te putoja jų vandenis, te dreba kalnai, joms šėlstant, upės srovės linksmina Dievo miestą, šventą aukščiausią buveinę. Dievas yra jo viduje, jam nėra ko bijoti, rytui auštant ateis Dievas jam padėti. Siautė pagonis, maištavo karalystės, jis prabilo ir sustingo žemė. Kareivijų viešpats yra su mumis, tvirtovė mums yra Jokūbo Dievas. Ateikite, pažvelkite į viešpatės darbus, kokių baisių dalykų jis padarė žemėje. Jis sustabdo karus, lygiai pat žemės kraštą, sulaužo lankus ir sutrupina ietį, sudegina ugnimi karo vežimus. Liaukitės ir žinokite, jog aš esu Dievas, aš būsiu šaukštintas tarp pagonių, šaukštintas žemėje. Kareivijų viešpats yra su mumis. Tvirtovė mums yra Jokūbo Dievas. Tai čia ne bet koks dievulis. Čia nėra dievulis ant debesies pasodintas, kuris kažkur, jis yra kareivijų viešpats, stiprus viešpats ir jis pats, sako, liaukitės ir žinokite, apsiramink. Apsiramink tiesiog ir žinok, kad aš esu Dievas. Supras, koks Dievas, pažink Dievą. Netgi visos tos aplinkybės negali sustabdyti manęs, nes netgi net tas pats priešas Dievas gali panaudoti, kad aš pažinčiau, koks yra Dievas. Tai čia yra, kas gali sustabdyti tikinti jį. Niekas, net tas priešas. Jeigu aš pasinaudosiu tą galimybę, kovojant arba žengiant tą žingsnį į tą priešų teritoriją, aš pažinsiu, koks yra Dievas. Nes pažinti Kristų yra amžinas gyvenimas. Tai yra amžinas gyvenimas, pažinti jį. Ir per tas visas aplinkybės aš galiu suprasti, koks jis yra. Ir aš galiu pažinti, ir tai yra mano tikslas, tai yra vienas iš tų tikslų. Ir per tokias aplinkybės, kai
kai yra labai sunku, kai puola ir iš vidaus, ir iš išorės, kaip ir Dovydą puolė ir iš vidaus, ir iš išorės, ne tik mintis, bet ir žmonės. Ir kai ateina kažkokios tokios aplinkybės, aš galiu glaustis prie Dievo. Tai yra, jeigu aš pasirinksiu, aišku, aš turiu pasirinkti ir aš turiu įdėti tą pastangą, bet aš jau nugaliu. Netgi jeigu jokia aplinkybė nepasikeistų, aš glaudžiuos prie Dievo, aš jį pažįstu. Jisai, kaip ir rašo psalmėse, kad dviejose irgi, kad viešpats arti tų, kurių širdis sudužusios, išgelbsti tuos, kurių dvasia nusižeminusi. Auka Dievui yra sudužusi dvasia, sudužusios ir nusižeminusios širdies, tu Dieve nepaniekinsi. Tai aš jau nugaliu, aš ateinu, mane, jeigu tai priverčia ateiti pas Dievą, tai jau yra pergalė. Dievas net tą priešą gali panaudoti. Ir aš tame suprantu, kad man ne tik tada yra begalinis poreikis Dievo, bet visada. Ar aš patiriu baimę tuo metu, ar aš nepatiriu, ar yra kažkokie kiti priešai, kurie plūsta, ar trūksta drąsos, ar ne. Man visada reikia Dievo. Man visada reikia ateiti prieš jį suklupti, man visada reikia jo. Aš esu dideliam poreikiai Dievo. Ir tada aš tikiu, kad mes ir kaip ir Paulius vakar dalinosi, kad galim toj žemėj kažką atlikti, užvaldyti ir dirbti ir kažką atlikti dėl Dievo. Tai būkime drąsūs, nepasiduokim, nėra ko bijoti, nors ta baimė ir nuolat belsis ir bandys gąsdinti, bet mes turim kareivijų viešpatį, kuris yra stipresnis, didesnis, nėra galingesnio už jį, nėra geresnio už jį, jis yra pats geriausias, pats stipriausias ir jisai yra už mus, netgi jeigu mes ir klystam, nežiūrėkim į save, žiūrėkim į viešpatį, kelkim savo akis ir kaip Dovydas nuspręskime tą akimirką, kai yra situacija, nuspręskime, kad aš sustosiu ir nueisiu pas viešpatį, tiesiog melsiuos ir lauksiu jo. Ir jisai tada visą kitą padarys, jisai suteiks džiaugsmą ir tą tikėjimą padaryti tai, ką reikia padaryti, nes be to neįmanoma, mums neįmanoma be tikėjimo iš vis nieko atlikti dėl Dievo ir gyventi pagal jo valią. Tai tiek ir norėjau pasidalinti. Ačiū.